Labai daug žmonių šiais laikais neleidžia savo jausti. Negalima verkti, negalima sakyti to, negalima daryti to, negalima elgtis taip, nes tu esi toks ir toks ir toks ir tada ir taip ir taip ir taip. Ego, 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 ego ir vėl ego. Tu esi pastatyts iš tos pačios dalies, kuri ir yra meilė. Nes meilė yra pagrindinis material, kad tu egzistuotum. Mes esame pripratę gyventi iš ego, mes esame pripratę gyventi iš kairiojo pusrutulio, mes esame pripratę gyventi, galvoti, planuoti, mąstyti, daryti taip toliau, čia tas turbūt taip, čia tas turbūt taip. O kaip iš tikrųjų yra, tu iš tikrųjų niekada nežinai. Tu niekada nežinai, kaip iš tikrųjų yra. Esmė yra tokia. Leisk savo jausti atjungdams savo kairį pusrutulį. Leisk savo pilnai jausti viską, kas ateina, kažkokį, pavyzdžiui, situaciją, kažkokį būna išgirsti, tarkim, kaip pavyzdys, pats paprasčiausiai, kažkokie gražus momentas, dabar šitai saulėlydis, ane, yra šitais, ir muzika gražiai groja, ir tai pagaunant kažkokių jausmų, ir tiesiog jausti tą euforiją, ir pradedi iškart kairys pusrutulis galvoti, ar čia ir iš tikrųjų, ar aš esu kažko susijungiu, ar kad paleisk visą šitą nesąmonę. Tai nėra tavo ego darbas. Paleisk tai ir leisk savo išjausti, leisk savo būti momente. Kai tu leidi savo jausti, tu atidarai viską savo. Leidimas savo jausti yra absoliutus raktas.